Todėl Pankovo akiniai yra tas prietaisas, per kurį mes galime padėti žmogui atrakinti puikiai sveikatą, padėti plačiau irgi šiek tiek į viską pasižiūrėti, plus žmogui nuraminti savo mintis, depresinę nuotaiką. Vaikučiam labai padeda susitvarkyti taip pat psichoemocinę visą būseną. Pagerina įsiminimą, dėmesį, koncentraciją. Jeigu vaikas per aktyvus, hiperaktyvus ar ir suaugęs susinervavęs, padarius procedūrą vyksta nurimimas. Nes Pankovo akinukose esmė yra būtent šie kristalai, kurie spinduliuoja šviesą ir Pankovo impulsyvumas spinduliavimo atitinka, taip sukurtas, kad atitinka smegenų delta ritmą. Ir kadangi dedami šitą čakrą, taip, kartu padeda per epifizę, hipofizę, o šitos čakros yra dvasingumo, liaukos šios yra, todėl tai padeda žmogui irgi platėliau biškį irgi į viską tartum pasižiūrėti. Per tai vyksta tam tikri procesai, irgi struktūros pasikeitimai ir mąstymo. Tai va. Ir mes pasirinkome dar šitą metodą tam, kad iš tikrųjų žinodamas, kad su regėjimu tikrai yra labai daug problemų. Ir dideliai daliai vėl oftalmologai, okulistai deda neišgydymą. Trumparegystės, vaikučių yra labai daug su trumparegiu, plus neišvengiamumą toliaregystės. Iš tikrųjų, aišku, pastebim, tikrai rankos ilgėja, nors ir viską vadarai. Todėl šitoj programai sveikatos kūrimas per didžiausią mūsų turtą akis yra sistema. Akinukai, procedūros, dozuotos, 3 minutės, 5, 7 dienoje, gali būti 2 kartai po 3 minutės. Kas dirba kompiuteriu, tai pirmo pasirinkimo prietaisas fizioterapija. Prieš procedūrą įsilašini Pankovo balzamą, nes yra sukurta ir balzamas, padarai procedūrą ir dirbi, nes yra žmonių, kurie išsėdi po 6-7 valandas vien prie kompiuterio. Taip. O kas yra, vat akis toliau yra veidrodis sielos, veidrodis kepenų ir, kaip žinote, čia yra viskas paskaitoja ir labai sistemingai yra mano ir plėvelės, akies raineliai yra zonos visų organų. Reiškia, kada darome šviesos terapiją, mes veikiame ir refleksinės visų organų zonas. Duodam impulsą kepenim, pasiema tas organas tą zoną, kuriai reiks. Nes čia ir tame yra į Pankovo, reiškia, akinukų sukūrimo esmė, kad mūsų ląstelės, kągi moka, jos moka būtent atsirinkti. Ir žinokit, čia labai įdomu, ir kada mes darėme, jeigu ateina žmogus, ir kažkodėl jisai mato tik mėlyną spalvą. Nors atsisėdę normaliai, kada nėra ryškaus kažkurio įsibalansavimo, jie mato visas vaivorykštės spalvas. Ne tik kad raudona, mėlyna, žalia. Ir sako, ar čia tik mėlyna spalva? Aišku, aš kadangi jau žinau, kad mėlyna yra daugiau, reiškia gerklės čakros, ir čia aš iš karto tada pradedu klausti, o gal buvo bendravimo problemų, gal jums gerklės skaudėjo? Taip, sakė, buvo užkimimas, buvo gerklės problemos, neprakalbėjau 3 dienas. Ir organizmas jau daug ėmė energijos iš mėlynos spalvos, nes jinai balansuoja būtent gerklės čakrą. O paskui dar pasiaiškinę žmogų nukreipi, kad dar susivokti, kodėl buvo užkimimas. Aišku, ir virusas ir taip toliau, bet būna ir psichologiniai momentai bendravimo. Kitas žmogus atsisėdo labai pavargęs, gydytoja buvo kaip tik po darbo dienos. Sako, vien raudoną matau. Jos organizmui labai reikia, nes raudona yra jėga, yra energija, yra užvedimas sveikatos, yra tos stiprybės suteikimas, impulsas. Tai va, ir tame yra Pankovo akinių taip pat saugumas. Kad čia mes protų galime daug ką prisigalvoti, bet ląstelės ir mūsų organizmas pasirinks tai, kas jau jam reikalingiausia. Todėl jokio, reiškia, dozuotė turi būti, jokio kenksmingumo, nes yra patikrinta irgi Rusijos transplantologijos institute, patikrinta tikrai studijuota visas šitas ritmas ir kvantinio spinduliavimo šviesos impulsas. Ir žmogui galima taikyti, reiškia, tai ir profilaktiškai, visai nieko nesiskundžiant, padaryti 21, pavyzdžiui, dieną, padaryti 7 pertrauką, vėl 21 dieną. O paskui, kaip sakyt, kaip žmogui patiks, 3 kursai po 21, tam, kuris nieko nesiskundžia. Tai va, todėl tikrai noriu pasidžiaugti čia Pankovas. Akis
labai sugeba gražiai regeneruotis ir atstatyti savo audinius. Ir Pankovas būtent padėjo Odesoje patyrusiai mergaitei nuo chuligano prie akies traumos, kada buvo visiškai išdegintos beveik akelės nuo rūgšties. Būtent Pankovo akinių pagalba buvo atstatyta jai regeneruota akies audinys, nes atsisakė visos klinikos dirbti. Čia Pankovo, kaip sakyto, metodo efektyvumas ir ta pati idėja, jinai, kaip sakyt, labai patvirtino per fizinio kūno pagerėjimą, įrodymą, nes visos klinikos atsakė, akelėje buvo likę tik 10 ląstelių iš 1000 veikiamų. Akelėje yra 1000 veikiamų ląstelių, kurios užveda sveikatos tos procesus. Ir Pankovas pradėjo tą procedūrą ir būtent gautas buvo toks didžiulis efektyvumas. Mes šitus visus metodus būtent atradome ir tikrai labai džiaugiamės. Tai ką dabar darome, džiaugiamės, bet aišku nesustojame ir toliau manau, kad pildysime tikrai.